Sveiki. Apie tai, kas Europos parlamento kovo sesijoje buvo svarbiausia, įdomiausia ir reikalinga žinoti. Iš tiesų, ruošiantis Europos vadovų tarybai, kurie vyks kovo 19 dieną Briuselyje, Europos parlamentas turėjo ilgą diskusiją, kas turi būti toj vadovų taryboje nuspręsta, apspręsta, paskelbta ir, žinoma, diskusija platesnė apie, sakykime taip, vidurio rytų situaciją, kitaip tariant, karas Irane. Įvairios nuomonės išsakytos. Pirmiausia tai, kad pripažinta, kad šis karas vyksta be aiškios strategijos. Ir iš tikrųjų reikia pripažinti. Atrodo, puolamieji veiksmai yra akivaizdus, vyksta tam tikrų aiškių Irano karinių bazių bombardavimas, naikinami karo laivai ir panašiai, bet neaišku, kiek tai užtruks ir apskritai niekas nekalba apie karo pabaigą, apie išėjimo strategiją. Trumpas giriasi, kad praktiškai karas gali baigtis, nes nėra ką pulti. Bet jis nepasakė, o ar viskas padaryta, kad apginti tuos, kitaip tariant, štai ir Persijos įlankos valstybės, kurios, kaip žinia, gamina daugybę naftos, kuri yra reikalinga pasauliniai rinkai ir dėl to įvyko šie kainų susvyravimai. Naftos kainos pakilo apie 45%, dujų kainos pakilo apie 27% ir žinoma, galutiniai vartotojai jau jaučia, kaip sakykime, moka už energetiką daug daugiau. Ar tai užtruks? Kiek tai kainuos apskritai? Taip imamasi tam tikrų žingsnių. Štai daug valstybių, vakarų valstybių paskelbė, kad panaudos savo strateginės atsargas ir reikia pripažinti vieną, kad iš tikrųjų bombarduojant Iraną, bombarduojant jo karinės bazės, kas yra visiškai pagrįsta mano manymu, nes tai yra grėsmė apskritai ne tik savo gyventojams, bet ir vakarų pasaulių kelinti valstybę, savo kaimynams kelinti valstybę, jinai ir rodė, užpuldama Persijos įlankos valstybės. Aš nebuvau pusėje Izraelio veiksmų atakuojant kuro atsargas arba, sakykime taip, energetikos objektus Irane. Aš manau, tai padaryta klaida. Galbūt ir Iranas buvo tuo pačiu išprovokuotas. Reikia atsargiai elgtis tokioje situacijoje, kada atrodo, kariauji, dalyvauji, bet nežinai, kaip tą karą pabaigti. Kągi, Europos parlamentas pritarė mano parengtam plėtros raportui. Tai buvo, sakyčiau taip, rimtas, solidus pranešimas apie ES plėtros reikalus. Žinom, dabar ši diskusija įsibėgėja ES, ar ne? Girdėjome žinią, kad ES valstybių kai kurie ambasadoriai, sakykime taip, 9 valstybių atstovai labai kritiškai atsiliepė Europos komisijos parengtą, sakykime taip, tokį darbinį dokumentą apie ES plėtrą. Reikia suprasti, kad ES plėtra nėra politikos jau reikalas, tai yra politinis reikalas. Ir valstybės narės, ypač tos, kurios galbūt daugiau moka į biudžetą, turi tam tikrų sumetimų dėl poveikio vienai ir kitai politikos sričiai, pavyzdžiui, žemės ūkiui, biudžetui ir panašiai, labai, atsakyčiau, atsargiai ir kritiškai vertina ES plėtrą. Bet nepamirškime, yra 10 kandidačių, kurias aš suskirstyčiau į 3 grupės. 3 valstybės – Turkija, Serbija ir Gruzija, taip aš jau vadinu tą valstybę. Jos iš tikrųjų nerodo pakankamai pastangų ir iš esmės derybų procesas yra sustojęs. Yra 3-4 valstybės, kurios rodo daug motyvuotų veiksmų, iš tikrųjų daro reformas ir eina į priekį. Tai yra ir Juodkalnija, tai yra ir Albanija, tai yra Ukraina, tai yra Moldova, ar ne? Ir yra, sakyčiau taip, 3 valstybės, kurios nei juda, nei nejuda, tačiau reikalauja, kartais išsako savo samprotavimus viešai ir panašiai. Mums reikia turėti bendresnę strategiją. Pažadai, žodžiai, žinot, turi baigtis. Mes turime ateiti ir su konkrečiais veiksmais. Todėl labai sveikinu šito raporto pritarimą. Kągi, ši savaitė yra šventiška Lietuvoje. Iš tikrųjų, kovo 11 paminėjimas įvyko čia, Strasbūre, taip pat susirinkome prie mūsų simbolio, prie lietuviško ąžuolo, kur buvo ir lietuviai, ir ukrainiečiai žinoma, ir lietuvių bendruomenė čia Alzase, puikiai paminėjome. Matant šventinę nuotaiką, nereikia pamiršti, kokie procesai, kokia kova už laisvę žodį tebevyksta Lietuvoje. Kągi,
apmaudu. Apmaudu, kad Juozo Oleko vadovaujama grupė, Seimo pirmininko vadovaujama grupė paruošė projektą, kuris prieštarauja europinių institucijų, tame tarpe ir Europos parlamento jau rezoliucijai dėl situacijos su LRT. Ir tai tikrai nėra šiukšlės, tai nėra šiukšlių nešimas į išorę, iš namų ir panašiai. Gaminamos šiukšlės toliau. Ką aš noriu pasakyti. Ir žmonės yra apgaudinėjami, todėl mes tęsime kovą už laisvą žodį, už LRT nepriklausomybę, už nepriklausomą žurnalistiką. Jeigu jos nebus, žinot, kita šventė, kovo 11-osios, turės visai kitokią prasme. Todėl dar kartą sveikinu su praėjusiom šventėm, bet kova tęsiasi. Iki.